Šiandien pamoką baigiam. Valio, Sonijai! Valio! 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 Gražuolės, ačiū, iki, viso mergaitės. Kokios jūs gražios. Matai, kokios gražuolės, visą širdelę. Labai ačiū, Sonija, ačiū už kvietimą. Lauksiu ir kitą kartą, gerai? Ne, negalėsiu, turiu daug darbo. Nesirūpink, šnektelsiu su Donofu. Ne, patarčiau nieko nesakyt, nebent jis klaustų. Kodėl? Manai, kad šitas būrelis jam nepatiks? Nepatiks, tikrai. Jis bjaurisi tokiais dalykais. Sakys, kad šitoj mokykloje tokia veikla netinkama? Sužinojęs tikrai atšauks tavo būrelį. Sonija, nepamiršk kameros. Ne, ji čia. Alio? Alio? Alio, kas kalba? Argi nežinot, kad nemandagu klausti, su ko kalbat? Pirma, pats prisistatykit. Sonia Rei? Taip, ta pati. Ką darot su mano dukters telefonu? Ji pamiršo ir paliko. Sudie. Palaukit, kuločiai, buvau prisiekusi, kad daugiau su jumis nesikalbėsiu. Bet regis, likimas kitaip nulėmė. Ačiū už gėlės. Už kokias gėlės? Kurios atsiuntėt per pirmąją pamoką? Pone, nieko aš jums nesiunčiau. Jei tektų siųst, tai nuo manęs gautumėt tik laidotuvių vainiką. Kai tai padarėt? Aš jums pirmą nusiųsčiau su didžiausiu malonumu, sudie. Palaukit. Gal paaiškinsit, kokią pamoką jūs vedat? Ko jūs ten mokot? Galit paaiškinti? Ką, duktė nepasakoju? Ne, sakė, kad bus taikmena, sužinosiu grįžęs. Norėsiu sužinoti, ko jūs galėtumėt mokyti elito gimnazijoje. Kulinarijos. Japonijos, Tailando, Venezuelos, Kolumbijos, Peru, Paragvajaus virtuvės. Sonia, nejuokinkit, jūs nemokat kiaušinių įsivirt. Dedu ragelį. Nenoriu gaišti su jumis laiko, studija. Paskambinkit vėliau savo dukreliai. Jūs kaltos, kad patyriau baisiausią gėdą padėkodama tam niekšui. Patiko gėlės? Jos nuo tavęs? Taip. Labai nuostabios. Ačiū. Atsiprašau, neturi vaizduotės? Negalėjai mano seseriai nieko geriau sugalvoti? Galėjau, bet nenorėjau. Vadinas, taip ilgies norėdamas mane įskaudinti. Ne, aš noriu ją gero. Sakai, kad ji tau labai rūpi, bet tu jai tik kenki. Kenkiu? Nepyk, Franciskai, bet aš labai stengiuosi rūpintis. Meluodama nepasirūpinsi, Laura. Geriau sumalti į miltus, aišku. Ne, reikia sakyti tiesą. Kodėl taip nuvertini lovą? Ji jau sugeba pasirinkti ir prisimti atsakomybę už pasekmes. Geriau rūpinki savo gyvenimu, nes jame dar labai daug ko trūksta. Daug ko? Trūksta. Nepyk, bet tu apsirinki. Mano gyvenimas tiesiog puikus. Man puikiai sekas mokykloje, turi nuostabų vaikiną ir mylinčius tėvus. Ko man dar trūksta, pasakyk. Išmok visu tuo mėgautis. Pasyk visą žinai. Per tave mano sesuo nenori manęs matyti. Dabar sugalvo, kaip tai ištaisyti. Palaukit. Ateik, mielasis. Einam. Galit pabūti labai trumpai. Dabar jį išgerus raminamųjų. Jei jis susinervins, praneškit. Ačiū. Gal geriau netrukdysiu? Tiesą sakant, ji nepratus sulauk lankytojų. Ją lanko tik vyras. Aš jos sūnus. Jis sakė, kad jo sūnus mirė. Tikriausiai klėdėjo, nesvarbu. Iki. Einam. Sveika, Silvija. Markas atėjo. Tau patinka mano plaukai? Tavo irgi gražus. Nebijok. Tavo irgi labai gražus. Nebijok, Silvija. Gera, kai glosto, tiesa? Ateik, Markai. Paduok.
Tuoj ateisiu. Dieve mano. Kas čia? Linarės, kur jūs įrašėt? Primenu, kad čia vaikinų koridorius. Nesakykit, kad man teko garbėjus pričiupt ruošiantis padaryti didžiausią mokyklos nusižengimą. Ne, jūsų ieškojau. Man reikia susitikti su Marku. Tikrai, ką jūs sakot, Linarės? Būkit geras, jam prasidėjo astmos priepuolis. Norėjau sužinoti, ar ramiai miega. Puikus pokštas, Linarės, nejuokinkit. Eikit greičiau į savo kambarį ir padėkokit, kad šiandien aš geros nuotaikos ir jūsų nebausiu. Man tikrai reikia jį pamatyti. Būk gera. Eik. Na, tai aš tau sakiau, kad tas Andrade man visai nepatinka. Sonia, nieko čia tokio. Nieko tokio, kad jis turi mano ir mano dukters nuotrauką, tai labai rimta. Nusiramink, kas čia blogo. Gal nusipirko žurnalą. Jis kažko nori iš mano dukters, žinau, ką sakau. Nusiramink, padėk, gerai. Nepagalvojai, kad jis tą žurnalą galėjo nusipirkti dėl tavęs, o ne dėl Marisos. Gal tu jam patinki? Ne. Reikia ko nors imtis. Nusiramink, prisėsk, atsipalaiduok. Nežinau, ką daryti, tikrai. Klausyk, nenorėjau sakyti, bet Marisa teisi, tu tikrai negalvoji. Su Marisita kalbėjot apie mane? Taip, ji prašė, kad raščiau tau vaikiną. Negali būti. Kokia tu mano mergaitė? Sunku patikėti, nes jį visada išgąsdindavo visus mano gerbėjus. Taip, bet dabar matai, kaip jį tavim rūpinas, kaip myli ir nori, kad būtum laiminga. Kokia miela ta mano saulelė. Taip, aš irgi noriu, kad būtum laiminga ir nerimauju dėl tavęs. Tu man labai geras. Kalbėdama apie tą išgamą, pamiršau pasakyti, ką man padarė tavo buvęs viršininkas. Ką, matei Franką? Nusiramink. Vaikinai pasirūpins Markitu. Seselę pakvieseikas. Aišku, tikriausiai jis kietai miega, kitai būtum sužinojęs, Luchi. Labai sunku susidurti su beprotystė mergaitės. Net mane paveikė. Sunku net pagalvot, kaip turėjo paveikti jį. Regis, mūsų laukia ilga naktis. Einu iš baro, ko nors atnešti. Gerai, Luchi? Kas atsitiko, kai jūs jo mamą pamatėt? Kai jį Marką pamatė? Linarės, kodėl durys atlapotos tokią valandą? Čia ne viešbutis. Jei jums įdomu, buvo užsukęs pas jūsų vaikiną. Jis kitai įmigęs. Kas jam atsitiko? Padarė 100-mečio gerą į darbelį? Gerai, tik greičiau, noriu miego. Kągi? Klausau. Norėjau atsiprašyti, gal šnekėjau neaiškiai ir suklaidinau tave. Juk sakei, kad myli mano kvailę seserį? Ne apie tai kalbu. Tikriausiai buvau toks kvailys, kad nesugebėjau suvokti, koks tu geras žmogus. Bet ne tokia gera kaip